Agulis srovė teka Pietų Afrikos rytinę pakrantę. Tai galingiausia vandenyno srovė pasaulyje. 1991 metais Oceanus pralaimi kovą prieš srovę. 40 mazgų vėją, 9 metrų bangas, prastą techninę priežiūrą ir blogus sprendimus. Oceanus buvo Prancūzijoje pastatytas ir graikams priklausantis kruizinis laivas. Laivas iš pradžių buvo nuleistas nuo stapelio 1952 metais Liepą, kaip Jean Lebour Faux-Chantier de la Garonne laivų statykloje Bordo mieste, kaip paskutinis iš 4 seserinių laivų pastatytų Messageries Maritimes kompanijai. Gal galite komentaruose parašyti, kaip blogai ištariau tuos prancūziškus vardus. Jo ilgis 153 metrai plotis, 20 metrų, grimzlė 7 metrai, o talpa 550 keleivių ir 250 įgulos narių. Pirmasis jo užsakomasis reisas kaip keleivinio laivo vyko maršrutu tarp Marselio, Madagaskaro ir Mauricijaus. Per daugiau nei 20 metų jis keičia pavadinimus kelis kartus. Mykonai, Ancona ir Eastern Princess prieš registruojant laivą Pirėjuje. Pirėjuje, Graikijoje kaip Oceanus 1976 metais. Iš pradžių pastatytas kaip vandenynų keleivinis laivas, Oceanus buvo stipriai rekonstruotas prieš pradėdamas veikti kaip kruizinis laivas Graikijos kompanijai Epirotiki Lines. Tarp 1988 ir 1991 metų Epirotiki Lines netenka 2 laivų. Jų flagmanas Pegasus užsidega ir nuskęsta seklioje vietoje, o motorinis laivas Jupiter susiduria su krovininiu laivu ir nuskęsta 82 metrų gylyje, nusinešdamas 4 gyvybes. 1991 metais Oceanus yra išnuomojamas TFC Tours iš Johannesburgo, Pietų Afrikoje, 8 mėnesių sezonui. Laivui beveik 40 metų ir jis rodo nusidėvėjimo požymius. Yra kelios atsilaisvinusios korpuso plokštės, tai metalo lakštai sudarantys išorinį laivo korpusą. Per neseną kelionę į Mozambiką laive kilo problemų. Nuotekų vanduo pradėjo kilti per kai kurias dušo kabinas ir tualetus. Remontas pradedamas nuo kelių sugedusių atbulinių vožtuvų pašalinimo iš nuotekų laikymo talpų. Ventiliacijos vamzdis taip pat pašalinamas iš nuotekų talpos, paliekant 10 cm skylę tarp generatorių patalpos ir laikymo talpos. Remontas dar nėra baigtas. Atbuliniai vožtuvai ir ventiliacijos vamzdis nėra pakeičiami. 1991 metais, rugpjūčio 3 dieną, 15:00 val. Oceanus išvyksta iš rytų Londono, Pietų Afrikoje į Durbaną. Laivo išvykimas vėluoja dėl grasinimo padėti bombą. Kapitonas Janis Avranis, patyręs jūrininkas, turintis 20 metų pareigūno ir 30 metų jūreivio patirtį, stovi prie vairo. Laivui plaukiant į 40 mazgų vėją ir susiduriant su didžiulėmis 9 metrų bangomis, jūros sąlygos tampa vis audringesnės. Įprasta išplaukimo šventė su muzikantais ir pramogautojais Mosu Hilsu ir jo žmona Tracy numatyta vykti Denyje. Smarki jūra priverčia juos pakeisti vietą ir persikelti į Four Seasons poilsio salę viduje. Nepaisant Moso, Tracy ir laivo pramogų komandos pastangų sukurti šventinę atmosferą, dauguma keleivių nusprendžia likti savo kajutėse ir išlaukti audrą. Audra stiprėja vakarui bėgant. Per pirmąją vakarienės pamainą padavėjai sunkiai išlaiko pusiausvyrą, todėl jiems sunku nešti maisto padėklus neišliejant. Stalo įrankiai nuslysta nuo valgomojo stalų, kai laivas siūbuoja bangose ir vėjyje. Būtent to ir norisi per kruizą vandenyne. Laivai turi angą žemiau vandens linijos, vadinama vandens paėmimo anga. Ji leidžia laivui paimti vandenyno vandenį variklių aušinimui ir paskirstyti į balasto talpas. Vandens paėmimo angoje atsirado pratekėjimas. 21:30 prie Transkio laukinės pakrantės. Variklių skyriuje įvyksta nedidelis sprogimas. Tada laivas netenka elektros energijos. Laivo mechanikas praneša kapitonui Avraniui, kad vanduo prasiskverbia pro korpusą ir užlieja generatorių patalpą, dėl ko įvyksta nedidelis sprogimas, kai generatoriuje įvyksta trumpasis jungimas. Be elektros energijos varikliai užgęsta ir laivas pradeda dreifuoti audringoje jūroje. Vandens lygis toliau kyla, kol pasiekia 10 cm skylę pertvaroje, kurioje turėtų būti oro ventiliacijos vamzdis. Jūros vanduo prasiskverbia pro pertvarą ir užpildo nuotekų baką. Kadangi šiame laikymo bake atbuliniai vožtuvai buvo nuimti remontui, vanduo kyla aukštyn pagrindiniais drenažo vamzdžiais.
Prie sistemos prijungti dušai, tualetai ir atliekų šalinimo įrenginiai leidžia vandeniui tekėti iš vandens paėmimo angos per nuotekų laikymo baką ir pakilti į kajutes. Įgula variklių skyriuje pabėga iš užlietų patalpų. Panikoje jie neuždaro apatinę denio pertvarų liukų, nors tai yra standartinė procedūra ekstremalios situacijos metu. Varikliui užgesus, laivas praranda bet kokį stabilumą, kurį suteikdavo jo judėjimo inercija per bangas. Kai laivas bejėgiškai siūbuoja per audringą jūrą, bangos daužosi į prastėjančias išorinės korpuso plokštės. Įgula neįjungia pavojaus signalų ir nedaro jokių pranešimų, kad įspėtų keleivius apie susidariusią situaciją. Mosas Hillsas, muzikantas iš Zimbabvės, ir jo žmona Tracy kartu su kitais pramogų atlikėjais pastebi, kad laivas siūbuoja neįprastai. Laivas pasviręs į dešinį bortą. Jie nusprendžia išsiaiškinti, kas vyksta. Nusileidę į apatinius denius, jie randa vandenį, užliejantį kajutes ir koridorius. Oceanus skęsta. Lorena Betts, kruizo direktorė, jiems pasako, kad kapitonas įgulai davė įsakymą palikti laivą. Įgulos nariai eina link gelbėjimosi valčių ir pradeda palikti laivą. Jie įsileidžia į gelbėjimosi valtis visus keleivius, kurie tuo metu yra šalia, tačiau prieš išplaukdami neužpildo valčių iki galo. Jie net neužpildo gelbėjimosi valčių prieš nukirpdami lynus. Mosas ir Tracy nedelsdami pradeda leisti likusias gelbėjimosi valtis, į kiekvieną sutalpindami iki 90 keleivių. Gelbėjimosi valties varikliai neužsiveda, todėl jie dreifuoja pasroviui, vėjui ir bangoms nešant. Laivui dar labiau pasvirus į dešinį bortą, tampa per daug pavojinga tęsti gelbėjimosi valčių nuleidimą. Beveik 220 žmonių lieka skęstančiame laive. Mosas Hillsas ir keli keleiviai eina į kapitono tiltelį, ieškoti įgulos narių, kurie galėtų padėti evakuacijoje. Kapitono tiltelyje nėra įgulos. Mosas pasinaudoja radijų ir perduoda pagalbos šauksmą. Kapitonas Detmaras, esantis konteinerinėme laive Ned Lloyd Mauritius, atsiliepia į Mayday signalą. Mosas paaiškina situaciją, kad jis yra gitaristas laive ir kad kapitono tiltelyje įgulos narių nėra. Po trumpos pauzės, per kurią suvokia stulbinančią nekompetenciją, kapitonas Detmaras pradeda duoti Mosui informaciją, kaip elgtis tokioje situacijoje. Tada jis perduoda oceanus koordinates ir prašo netoliese esančių laivų suteikti pagalbą, bei praneša apie situaciją Pietų Afrikos valdžios institucijoms. Pietų Afrikos karinis jūrų laivynas ir Pietų Afrikos oro pajėgos siunčia 16 sraigtasparnių padėti paieškos ir gelbėjimo operacijoje. Šiems sraigtasparniams pavesta oro keliu evakuoti keleivius ir įgulą į netoliese esančias The Haven ir Hole in the Wall gyvenvietes, maždaug už 6 mylių į pietus nuo Coffee Bay, laukinėje pakrantėje. Kapitonas Detmaras, esantis laive Ned Lloyd Mauritius, nuleidžia gelbėjimo valtis ir su įgula priima keleivius į laivą. Pirmasis atvykęs sraigtasparnis nuleidžia 2 karinio jūrų laivyno narus ant oceanus denio, kad padėtų koordinuoti evakuaciją. Kapitonas Avranis pirmasis stovi eilėje. Karinio jūrų laivyno naras Polas Vailis nustumia jį į šalį ir liepia laukti, kol bus evakuotos moterys, vaikai ir pagyvenę keleiviai. Veilis tada nueina ieškoti pagyvenusio keleivio, o kai grįžta, Avranis jau nustūmęs keleivius į šalį, prisisegęs diržus ir yra keliama į saugią vietą. Iš 16 gelbėjimo sraigtasparnių 13 yra Pietų Afrikos oro pajėgų Puma sraigtasparniai, iš kurių 9 kelia 220 žmonių nuo skęstančio laivo denio, o likusieji ieško išgyvenusiųjų apylinkėse. Gelbėjimo sraigtasparniai atlieka oro baletą, keldami keleivius nuo priekinio ir galinio denių. Sraigtasparniai paeiliui paima keleivius, nuskraidina juos į krantą ir grįžta prie laivo. Kruizo direktorė Lorena Betts pasirūpina, kad pagyvenę žmonės, moterys ir vaikai gautų pirmenybę. Pramogų atlikėjai Julianas Butleris, Mosas Hillsas, Tracy Hills ir Robertas Boltmanas yra tarp paskutinių 5 žmonių, kurie buvo pakelti nuo skęstančio laivo denio. Visi 581 laive buvę žmonės per 7 valandas trukusią gelbėjimo operaciją saugiai pasiekė krantą. Kitą dieną 15:30 valandą oceanus pradeda virsti ant šono, o jo laivagalis pakyla į viršų. Laivo priekis atsitrenkia į smėlėtą jūros dugną maždaug 90 metrų gylyje. Daugiau nei 60 metrų laivagalio kyšo virš vandens. Po kelių minučių laivas lėtai panyra po vandens liniją. Oceanus sustoja ant dešiniojo borto, o jo priekis nukreiptas į jūrą.
Kapitonas Avranis patenka į dėmesio centrą. Panašiai kaip ir Costa Concordia kapitonas, Avranis palieka laivą, kai šimtai keleivių laukia gelbėjimo, o evakuacijoje padeda tik laivo pramogų darbuotojai. Jis gina savo veiksmus, tvirtindamas, kad paliko laivą anksčiau tam, kad galėtų organizuoti gelbėjimo darbus ir vėliau juos prižiūrėti iš sraigtasparnio. Avranis teigia, kad įgulos racijų išsikrovusios baterijos buvo ryšio sutrikimų priežastis. Kai įsakau palikti laivą, nesvarbu, kada išvykstu. Įsakymas palikti laivą galioja visiems. Jei kai kurie žmonės nori pasilikti, jie gali pasilikti. Nepaisant jo paaiškinimo, žiniasklaida jį vaizduoja kaip neprofesionalaus elgesio pavyzdį vadovaujant. 1992 metais kapitonas Avranis ir kiti pareigūnai buvo pripažinti kaltais dėl aplaidumo Graikijos tyrimo komisijos už tai, kad paliko laivą nepadėję keleiviams krizės metu. Avranis netlieka jokios laisvės atėmimo bausmės, o jo darbdavys Epirotic Lines paskiria jį kelto kapitonu iki pat jo išėjimo į pensiją. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas ir norėtumėte žiūrėti daugiau šio kanalo vaizdo įrašų be jokių reklamų, apsvarstykite galimybę prisijungti prie mūsų Patreon. Nuoroda yra aprašyme. Galite prisijungti nemokamai arba pasirinkti narystę su privalumais, nuo vaizdo įrašų be reklamų iki išankstinės prieigos ir tiesioginių klausimų atsakymų skambučių. Laukiu susitikimo su jumis ten.